Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejaus vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: bičiuli, pasislink aukščiau, tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakviestusiam jį vaišių Jėzus pasakė: keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Brangieji, Biblijoje labai dažnai kalbama apie pokylį, kuriame dalyvauja Jėzus. Jį kviesdavosi įvairiausių kategorijų žmonės į savo namus. Jėzų sutikdavome fariziejų rašto aiškintojų namuose, kurie skrupulingai laikėsi įstatymo raidės ir buvo visuomenėje laikomi nesusitepusiais žmonėmis. Bet taip pat sutikdavome Jėzų ir nusidėjėlių namuose, kuriems tas įstatymas nieko nereiškia. Matome, jog Jėzus nedarė skirtumo tarp tų nesuteptųjų ir susitepusiųjų. Jam buvo visiškai vienodai. Nuodėmė yra purvas, bet pats žmogus Jėzui visuomet yra tyras. Visuomet žmogus išlieka Dievo vaikas. Dievo vaikas yra tyras. Taip, prie to Dievo vaiko kartais prilimpa įvairūs purvas. Bet tai yra purvas, bet ne žmogus. Pats žmogus yra tyras, nes Dievas jį tokį sukūrė. Štai kodėl Jėzus, tarkim, netlikinėdavo apsivalymo ritualo, ką paprastai darydavo žydai, ypač būtent fariziejai rašto aiškintojai, kurie skrupulingai laikėsi įstatymo po to, kai susitikdavo su nusidėjėliais. Štai kodėl fariziejai rašto aiškintojai buvo, Jėzų vadino
nusidėjėlių draugu ir vyno gėrėju. Šeštadienį, šabo dieną, po pamaldų sinagogoje, žmonės grįždavo namo valgyti pietų. Į savo namus labai dažnai jie pasikviesdavo draugus, giminės, kaimynus, kad kartu būdami dar prie pietų stalo pasidžiaugtų šabo švente. Labiausiai šeima troško, kad prie pietų stalo dalyvautų rabinas, kuris vadovavo liturgijai sinagogoje. Jų buvo pati didžiausia svajonė. Kodėl? Todėl, kad dabar prie pietų stalo galima pratęsti pokalbį apie girdėtą Biblijos skaitimą ir interpretavimą. Dar kartą grįžti ir pasišnekėti, gal kažkam kažkokių tai klausimų iškilo ir tokiu būdu su maistu Dievo žodis patenka į žmogaus visą kraujotaką. Vieną šeštadienį fariziejų viršininkas nusprendė pasikviesti pietų Jėzų. Svečiai, kurie taip pat buvo pakviesti to fariziejaus namus, kaip girdėjome Evangelijoje skaitant, labai įdėmiai stebėjo Jėzų, kaip jisai elgsis prie to stalo, ką jisai kalbės. Tiesa, Jėzus laikėsi šabo šventimo, jis eidavo šabo dieną į sinagogą, bet jeigu reikalas lietė žmogaus gėrį, jis be jokių problemų ignoravo šabo šventimo įstatymus. Nes buvo labai griežtai nurodyta, kad nieko negali kurti šabo dieną. Nes Dievas, kuris kūrė pasaulį, šabo dieną ilsėjosi. Taigi ir tu negali nieko daryti, kas siejama su kūryba. Taigi dalyviai labai įdėmiai stebėjo Jėzų. Ar jis nepasielgs tik kartais kaip eretikas? Štai prieš įžengiant į šiuos namus, jeigu mes skaitysime ankstesnius Evangelijos teksto žodžius, matysime, kad prieš įžengiant į tuos namus, Jėzus sutiko žmogų vandenlige sergantį. Toks žmogus paprastai negali kelti kojos į fariziejaus namus, nes vandenligė buvo laikoma Dievo bausme už seksualinį netvarkingumą. Jeigu tu sergi, reiškia, Dievas tave baudžia, todėl esi suteptas, negali įeiti į fariziejaus namus. Tad ten esančių įstatymo mokytojų Jėzus paklausė: kaip jūs manote, galima ar negalima gydyti žmogų per šabą? Nes gydymas tai yra kūryba. Visi tylėjo. Tada Jėzus paėmė ir pagydė tą ligonį. Fariziejui
šabas yra svarbiau už žmogaus gėrį. Tuo tarpu Jėzui priešingai. Fariziejus vardan įstatymo nenusižengs šabui, nors reikėtų padėti žmogui. Jisai laikysi svarbiau įstatymo nei pagelbė žmogui. Jėzus, matom, elgėsi visiškai priešingai. Taigi pagydęs šitą ligonį, Jėzus toliau tiems susirinkusiesiems paaiškina savo poelgį, pirmiausia, užduodamas jiems kitą klausimą. Sako, jeigu per šabą į šulinį kristų tavo asilas arba jautis, ar jūs tučtuojau nesistengtumėte jo ištraukti? Paprastai taip ir darydavo. Jeigu įkristų asilas arba jautis, jie pultų gelbėti. Bet padėti žmogui, jau čia šabas, nevalia. Matom, kaip Jėzus provokuoja juos mąstyti, kad kartais tie įstatymai gali būti nelogiški. Ir būtent po šitos scenos Jėzus toliau visiems tiems susirinkusiems pasakoja parabolę, kurią mes kaip tik ir girdėjom šios dienos Evangelijoje. Kai tave pakviesi vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Prie stalo pas žydus buvo labai griežta tvarka, kaip turi sėsti žmonės. Labai aiški hierarchija buvo, labai aiškiai visi žinojo, kas kokią vietą gali užimti. Ir tai priklausė paprastai nuo socialinės padėties, nuo turtinės padėties, priklausė nuo to, kokį vaidmenį religijoje užima žmogus. Taip pat buvo labai atsižvelgiama į amžių, nes pas žydus ypatingai buvo gerbiamas senyvas žmogus. Kuo jis yra senesnis, tuo labiau jis yra gerbiamas. Jaunimas paprastai turėdavo laikytis nuošaliai ir nesikišti į pokalbį. Apie tai, jeigu jūs norit paskaityti, kaip jaunimas tuomet turėjo elgtis, galite atsiversti Senojo testamento Siracido knygą, 31 ir 32 skyrius. Ten labai išsamei yra prašoma, kaip tas jaunas žmogus turi tik klausytis, kas yra kalbama, jokių būdų nesikišti į pokalbį. Jeigu jo paklausia, jis turi labai trumpai atsakyti, nesiveldamas į diskusijas. Tiesiog vieną kitą žodį ir vėl jisai turi tik tai klausytis. Iš tikrųjų, aš prisimenu vieną situaciją, aišku, ir iš mūsų gyvenimo. Šiandien jau nebelikė yra to, bet tarkim, kai dirbau Varėnoj prieš 2000 metų, buvau klebonas ir ten kalėdojau pas žmonės, prisimenu, atėjau vieną šeimą, jie buvo baltarusiai. Ir taip pašventinau tuos namus, visą kitą, tada mes susėdome prie stalo. Ir šeimos tėvas savo paaugliai dukrai sakė, eik dabar lauk iš šito kambario, nes čia dabar suaugę kalbėsis. Tai iš tikrųjų aš visada, prisimenu tą įvykį, aišku, daugiau man gyvenime tokio nėra tekę, bet kaip tik dabar dažniausiai vaikai užima pagrindinę vietą ir jie dominuoja šeimoje. To nebūdavo anksčiau.
kuo senesnis žmogus, tuo buvo labiau gerbiamas. Taigi, žinant visą šitą kultūrinę situaciją, yra labai sunku patikėti, kad fariziejaus namuose žmonės nežinotų, kokią vietą užimti prie stalo. Tikrai visi labai aiškiai žinojo, kur turi susėsti. Ir kodėl čia Jėzus dabar aiškina, kad jie kažkaip netvarkingai susėdo prie stalo? Be to, Jėzus tuose namuose yra svečias. Todėl, atrodo, turėtų jis elgtis kukliau. Neaiškinti susirinkusiems, kaip jie ten turi susėsti prie to stalo, juolab neaiškinti jį pakvietusiam namų šeimininkui, kaip jisai turėtų elgtis. Taigi, kai skaitai tekstą, atrodo, kad kažkas čia ne taip yra. Visada, kai mes skaitome Evangeliją ir jaučiam, kad kažkas, lyg tai nesusiveda galai. Visada klauskim, o kągi autorius iš tikrųjų šituo tekstu norėjo mums pasakyti? Taigi, ar aprašomas įvykis įvyko šabą fariziejaus namuose? Gal Jėzus ir buvo kažkokį ten šabą pas fariziejų namuose, galėjo tai būti, bet ar iš tikrųjų čia nėra kalbama apie visai kitus namus? Apie namus, kuriuose tie dalykai, apie kuriuos kalba Jėzus, neturėtų vykti. Jeigu Jėzus kalba, kaip dalyviai turėtų elgtis, prie stalo reiškia, kad įvykis vyksta jo namuose, ne fariziejaus, Jėzaus namuose. Evangelistas Lukas išties čia kalba apie krikščionių dalyvavimą eucharistinėje puotoje. Iš tikrųjų, čia tekstas kalba apie pirmųjų amžių krikščionis, kurie susirinko į šventąsias mišias, mums taip trumpai sakant. Tik tai tos mišios kitaip atrodydavo, negu mes čia dabar įsivaizduojame. Labai mažas kiekis žmonių paprastai susirinkdavo prie stalo, kaip kažkurio iš krikščionių namuose. Bet kame buvo problema? Buvo kai kurių krikščionių labai turtingų. Taigi namų šeimininkas jiems sako, čia sėskis, tu čia garbingoj vietoj, šalia manęs. Bet buvo krikščionių ir labai neturtingų, gal vergų net. Sakydavo, pasėdėkit ten kampe prie durų. Štai kame yra visa problema, apie kurią sukasi šios dienos Evangelija. Lukas kalba apie pakviestuosius, jisai vartoja terminą pakviestieji. O šiuo terminu buvo vadinami krikščionys pirmaisiais amžiais. Pakviestieji, kurie atsiliepė į Jėzaus kvietimą sekti jį. Štai kam yra skirta šios dienos Evangelija. Mums, krikščionims. Praeitą sekmadienį, jeigu jūs prisimenate, mes kalbėjome apie siaurus vartus, pro kuriuos tik maži žmonės gali žengti Dievo karalystę. Kas nori būti pirmas ir didesnis už visus kitus žmonės, lieka už vartų. Taigi Jėzų domina, kad po to, kai tampama jo mokiniu, krikščionys neturi laukti, kad prieš juos kiti lenktųsi, bučiuotų jiems rankas.
Kai būsi pakviestas į vaišes, sako Jėzus, sėskis į paskutinę vietą. Nes Dievo karalystėje pasirodo nėra kitų vietų, tik paskutinės vietos. Praeityje šiaip buvo daug kalbama apie nuolankumą. Nuolankumu buvo suprantama kaip žmogaus menkumas, nereikšmingumas, kai galvojama, kad kitas yra geresnis už mane. O visa tai vesdavo prie to, kad žmonės nebesuprasdavo, ką reiškia Dievo dovana. Kad visa tai, ką tu turi, esi gavęs iš Dievo kaip dovana. Tavo išsilavinimas, sugebėjimai, galų gale, galbūt palikimą kažkokį esi gavęs, ar šiaip turi daug pinigų. Nepamiršk, kad tai yra Dievo dovana, kad tai nėra tavo nuosavybė. Taigi, kad tas nuolankumas jis neturi vesti mūsų į kažkokią depresiją, kad aš esu niekas, aš nieko nesugebu, nieko negaliu, aš esu menkas vikšrelis šitoje planetoje. Ne. Tu esi Dievo vaikas. Tu esi labai reikšmingas žmogus ir tu esi gavęs daugybę dovanų, Dievas tau yra davęs. Ir davė tam, kad tu jas vystytum tas dovanas. Bet vystytum ne dėl savo egoizmo, ne tam, kad save iškeltum, bet tam, kad tas dovanas panaudotum kito žmogaus gėriui. Jeigu tu esi išsilavinęs žmogus, tarkim, esi koks nors teisininkas, padėk tam, kuris neturi iš ko pasisamdyti advokatą. Štai kaip, sako Jėzus, turi elgtis krikščionis. Paskui Jėzus kreipėsi tą, kuris jį pakvietė. Keldamas pietus ar vakarienę nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Žinoma, kad Jėzus čia nekalba fariziejui, kuris vieną šeštadienį jį pakvietė pietų. Prisikėlęs iš numirusių Jėzus šiandien kreipėsi į fariziejų, kuris yra mumyse. Mes kiekvienas turime tokį fariziejų. Fariziejų, kuris susiruošė iškelti vaišes, remdamasis šio pasaulio kriterijais. Instinktyviai mes darome gerą tiems, iš kurių tikimės taip pat sulaukti gėrio. Tai yra natūrali mūsų, natūralus toks yra požiūris, instinktas, mūsų nuostata. Aš myliu, kad mane mylėtų. Aš darau gerą, kad ir man būtų gera. Aš pasirūpinu šiandien, kad senatvėje manimi pasirūpintų. Pokylį, apie kurį kalba Jėzus, yra visai kiti principai. Čia remiamasi dovana. Dalykai, kurie yra dovanojami, nesitikint, kad už tai ką nors gausi. Kiek daug mūsų religijoje praeityje užėmė vietos tas atlygis už tai.
aš dabar einu į bažnyčią, meldžiuosi, einu išpažinties, priimu komuniją tam, kad vėliau po mirties gaučiau atlygį. Duosi šiandien išmaldą vargšui, tai užsitarnausi atlygį danguje. Čia man labai yra panašu į budizmą, kada kaupiami yra karmos taškai, kad paskui gautum, sukaupi tuos karmos taškus, ar ne? Bet iš tikrųjų tai yra egoizmas. Tai nieko kito, tik egoizmas. Seno pasaulio vertinimo kriterijus, sako Jėzus. Kai tu keli vaišes, nekviesk tų, kurie gali tau tuo pačiu atsilyginti, bet kviesk tuos, kuriems reikia tavo pagalbos. Ir Jėzus išvardyja 4 skurdo formas. 4 tipų žmonės, kuriuos turime priimti. Nes vaišės mes nesupraskime pažodžiui, kad čia mes turime į namus padarėm pietus ir pasikviesti tuos visus žmonės. Ne. Vaišės tai yra mūsų gyvenimas. Ir kad mes gyvendami turime priimti ką? Vargšus, paliegėlius, luošus, aklus. Vargšai. Jiems kas yra vargšai? Tiems, kuriems reikia dovanos. Dovanos, kurias Dievas sudėjo į tavo rankas. Jėzus mums sako, jūs visuomet turėsite vargšų savo tarpe, nes visi esame vargšai. Visi esame reikalingi dovanos. Bet tuo pačiu visi turime savo rankose dovanas, kurias Dievas mums patikėjo. Patikėjo, kad mes perduotume savo broliui, kuris stokoja. Bet mes ir esame taip pat vargšai, nes esame reikalingi dovanos, kurią turi mūsų brolis. Taip gimsta meilė. Kai tu duodi nesitikėdamas, ką nors už tai gauti. Dievas taip mūsų kūrė, kad mes negalime būti laimingi patys iš savęs. Mums reikia kito, kad būtume laimingi. Todėl visi esame ir turtingi, ir vargšai. Kita kategorija žmonių yra paliegėliai. Tai tie, kurie bando stotis gyvenime, bet neįstengia. Bando žengti pirmyn, bet yra sukaustyti. Tavo pareiga jiems padėti. Tokie žmonės yra priglaudžiami naujojoje Dievo karalystėje. Toje bendruomenėje, Dievo karalystės bendruomenėje, tokie žmonės yra priglaudžiami, neatstumiami. Akli tai žmonės, kurie pameta kelią, nes nemato, kur eiti. Jie labai dažnai pakenkia tiek savo, tiek ir kitiems. Jie įkrenta į griovį ne todėl, kad yra blogi, bet todėl, kad niekas jų nepalydi. Krikščionio pareiga pagelbėti tokiam žmogui. Taip pat Jėzus kalba apie luošus. Tai tie, kurie eina lėtai ir blogai. Visi šie žmonės
šiaip nebūdavo įleidžiami į Jeruzalės šventyklą. Visos šitos kategorijos žmonių, jie nebūdavo įleidžiami į Jeruzalės šventyklą. Izraelitų susibūrimuose turėjo būti tik tobulos ir integralios asmenybės, bet ne krikščionių bendruomenėje. Krikščionių bendruomenėje visi šie žmonės ne tik yra priimami, bet yra pirmieji, kurie yra pakviečiami. O tu būsi palaimintas, jeigu tokių žmonės priglausi. Palaiminimas tai Dievo komplimentas. Komplimentas tau. Esi palaimintas. Jeigu tu priimi tokius asmenis, teisingai elgiesi, nes tai ir yra nesavanaudiška meilė, dovanojanti kitam gyvenimą. O atlygis laukia teisiųjų prisikėlime, kai pasirodys, kad esi panašus į dangiškąjį tėvą, kurio pagrindinė charakteristika - nesavanaudiška meilė. Meilė, už kurią sumokama, nėra meilė, yra barteris. Kai tu kitam padedi nusišypsoti, darai laimingą ir dangiškąjį tėvą. Išpažinkime savo tikėjimą.